Labą dieną, ponios ir ponai, panelės ir panaičiai. Šiandien vėl sveikinuosi su Roku, bet ne iš Lietuvos drag čempionatą, bet Latvijoje, Ventspilio mieste. O kas čia vyksta, prašysiu daugiau Roką pakomentuoti. Taip, tai čia turim tą patį Lietuvos čempionato etapą, tik kuris vyksta Ventspilio mieste. Tuo pačiu dar turim Latvijos taurę ir dar Baltijos šalių taurę. Tai aš dalyvauju visose trijose taurėse ir atvykau ne vienas. Turim dar savo jaunosius driverius, tai Dominiką ir Pijų. Jie dalyvauja tik Lietuvos čempionate daily klasėje, taip kaip yra nuo pat pradžių nusimatę. Čia neplanuota jie atvyko dėl to, kad Lietuvos čempionatas dabar yra sustabdytas. Dėl to, kad turim problemų, kur surengti etapą. Dėl to, kad tos mūsų Kazlų Rūdos šiek tiek keblu. Negalim. Laukiam, kol patvirtins, gal leis vėliau. O dabar šiek tiek liko pinigų vaikam ir dėl to nusprendė važiuoti čia. Į kitą miestą, į kitą etapą visiškai. Taip, Rokai, dabar jau kelias kvalifikacijas važiavai. Ar patenkintas dabar šio laikiniais rezultatais? Važiavau 3, kiekvienoj savo toj kategorijai po vieną gavau. Mašina daro tas pačias klaidas. Nors namuose viskas buvo labai gerai, dabar pasidarė nebelabai gerai, bet vis tiek pavyko padaryti gerus rezultatus, pakankamai aukštai turėčiau būti kvalifikacijai. Tai džiugu girdėt. Ką, šiandien ir rytoj vyksta šiandien šeštadienis, rugpjūčio 3, rugpjūčio 3-4 2 dienas vyksta čempionatas. Tai ką, palinkėsim visiems sėkmės ir kad nepavėstų techniką. Sėkmės, Rokai. O štai ir mūsų jaunieji drageriai Links Motosport klubo Dominika ir Pijus. Tai kaip jums sekasi varžybose? Po kol kas rezultatai kaip ir tenkina, kaip ir netenkina. Aš iš klasės išlipau, tai per greitas. Dominika biški per lėta. Čiut per lėta, bet po kol kas dienos eigoje, manau, kaip nors iššaudys tos laikos. Tai ar visus jau suvažiavot kvalifikacijos etapus? Ne, dar buvo tik tai pirmas kvalifikacijos etapas. Tik tai vieną važiavimą po kol kas turėjom, teoriškai neužilgo turėtume turėti antrą. Tai vat, laukiam, mašinom duodam atvėst, padangų slėgius susitikrinam ir vėl važiuosim. Nu tai ką, jaunimas, sėkmės jums, tikėsimės, kad parvešit apdovanojimus ir į Lietuvą. Dėkui jums. Sėkmės.